nežino, ką šneka. Susipilu aš ten regenu. Pasisukam, šokam dampą. Įklausinėja, kaip per intervą. Tau nepavyksta, gal tu nelemta. Ką jis ištenka, pas nesupranta. Važiuoju per miestą, po kurios išplanta. Ratų sutarė mūsų autodžempą. Niekas nemato, niekas nemato. Geras žodį iš kvapo. Porą tik žodžių užteko. Keliais rūkom iš tato. Sąlygas savo nustato. Mane po savo galeko. Aš jų neklausau, nes jie toli neis. Jaučiuosi kaip Sosa 15. Jaučiuosi kaip Sosa 15. Nelįsiu prie mūsų, nieks neįleis. Su draugeliu paisais, toj suveiks. Ieškos kanalą. Mes nesu jais, nes man ne iki galo. Tai va, esu garaže. Stovi mopedas SRS, kaip matosi. Turbūt, neturbūt, bet kaip reguliuoju video, tai tikrai nedarysiu, bet galvoju, reikia kažką bent pafilmuoti, į videką va tik kelsiu kažką, tai nežinau. Šiaip turiu labai daug video, kai tiesiog ant vienkės važinėti ir taip toliau. Tai kažkokių tokių prikelsiu. Prilėser, man rodos 2017 metų, tai neklystu. Problemas buvo, kad oro kolektorius traukė. Dabar uždėjau dar sportinį filtrą, nes tokį nustaipą. Dabar labai liesas. Reiks reguliuotis. Kolektorių aprodys, koks senas buvo. Matai, va, atrodo. Visus plyšęs. Išorės irgi. Toks jau stokį įskačia. Tai va, pasiėmiau naują. Reiks sureguliuoti. Gal, šiandien tai nežinau, ar spėsiu duoti jau klientui, bet bandysiu. Dabar su šiam 5 žigleriu buvo, tai labai liesas, žiauri liesas. Bet už kitą vienų didesnį turiu tik tais šiam 5, tai nežinau, bandysiu su šitų žiūrėsiu. Turbūt, kad per riebus jau bus, bet gal sais. Nes man čia net nedirba jau. Tai va. Čia žodžiai girdisi, kad labai liesas, dūsta. Čia yra liesas dusimas, ne riebus. Nuo riebus būtų toks ilgesnis iškitai. Dabar suksiu žigleriu ir pažiūrėsiu, kaip čia gausis kas. Tai va, jau biški patamsėjo. Kaip sakoma, kaip sakant. Jetu. Va, mopedas dirba. Dar čia, aišku, negalutinė fazė, tipo. Va, filtriukas, iš kur garsas pasikeitė, visai kitaip, stoko. Tai, užgesinsiu čia, kad man nebirbintų. Žodžiu, dar čia biški man reiktų, aišku, damuš ten kaip ir reiks plius minus, ten su varštuku pažais, žinai. Bet ryt, va, klientas atvažiuoja pasiimti, tai aš geriau jau rytoj, nes dabar jau vakaras, oras pasikeitęs yra. O mopedam labai šiaip į orą labai reaguoja. Tai mopedai visokie su karbais, tai reiks ryt damuštam pilnai. Šį vakarą namuos, bet žinau, kad aš padėsiu, tau reikia iš bėdos, man atrodo, kad
Tai va, garažė su problemom, kaip ir visada, kaip sakoma. Kaip šiandienos problema yra elektros problemos. Tai, blet, atjungiau šią fiškę. Blet, dabar lyt pradėjo, noriu čia greit parodyti, kas čia buvo. Tai va, parodysiu, kaip radau problemą. Tai, va, kuriasi. Opa, užgesta. Va. Gazu dabar. Tik įdomu, kurio tiksliai, tai. Ar čia patys šitie laidai? Nes jau, kaip matos, yra, jau buvo lituoti, va. Nu. Tai, na, aišku, turbūt čia pirmiau reiks atsidėti, pažiūrėsiu, jeigu geras kontaktas, tai eisiu toliau. Bet čia nuo Futy, man tas biškai nepatinka, kad ta Futy laidai, tai, nu. Bet aš, kaip įsivaizduoju, kad čia turbūt nebus gal labai sunkus priėjimas. Tai va, bandysiu dabar susitvarkyti. Mažos, bet didesnės už akių. Geriau jūs nutėlė, kitam nereikia daug aikių. Fleksas nepriimtinas, visi be nuomonių. Nesvarbu, kaip pardė, man patinka, tai perkau. Taip, mama, pamatysi mane viršelį džiugiu. Aš jau pasirinkęs, kol gyvenimas įkus. Aš jau visas muzikas pasidavė. Viskas išėlės, numanėjau, supras, kad muzikas darau. Aš nesistengdamas, kad žaidimas nebemas. Aš tik kartu parkartojęs, kad tu viskas derinas. Tik ir praktika. Ką? Kaip sakė? Ką? Jūs pypinot? Ne. Technikai yra? Yra. Viskas yra. Tai jau čia nebereikia to jos, ne? Dėl ko? O tai galinis žibintas? Yra. Šviečia? Tai, galiu parodyti. Kaip jūs pypinot iš jūsų? Man kameras atsisuka, kas yra? Taigi matysim, kuris tą pirštą spaudinėjo. Kuris spaudinėjo signalą. Ką? Aš tai nežinau. Kameras atsisuka. Kuris signalizavot? Kas? Kuris signalizavot? Nu prispažinkit, nu tik važinė kameriuosis, nu. Aš tai nežinau. Tu signalizavai? Kas? Tu signalizavai ir tik per šalmą daužiai? Per šalmą, tai parodžiu. Gerai, išsiaiškinsit, kuris signalizavot kitą kartą, kad nebūtų, nu, yra naktis, nesvarbu, kad daug mašinų signalas. Tai supratimas, aišku. Skirtas, kai tik tai yra atkreipdėmesiui, pavojus, dar kažką. Taip. Nebelika. Už tai yra net protokolas, gali būti surašytas. Gerai? Taip. Tvarkingai važiuokit. Aš pypsinau. Man jis iškart sako, yra technikinis, jis mane žino. Sako, yra technikinis, tu girdėjai? Jis žino, reiškia, nes aš nesinėjau teką. Jis palibom žino. Pasimetė. O kas čia dar pypsina, nes aš tai pypsinu. Ai, tu irgi? Ai, aš irgi. O tu prisipažinai? Ai, nu. Aš galvoju, čia aš vienas pypsinu. Aš ten aš pravažiavau ir pradėjau pypsinti, galvoju, blėt, ir stabdo jau. Aš pypsinu ir taip momentą parodžiau. Derinas, tik ir praktika. Tai va, grįžau namo. Viskas apsitaškė. Viskas antifrizų nuėjo. Aš tiek antifrizo likę. Galvoju, kas čia gali būti su pompa, žinai. Žiūriu. Biški laidas, tai čia apiplyšęs. Tikrinu, aš jau nežinau, kiek laiko tikrinu. Kokią dar minučių čia su multest ir viską pasijungęs. Žiūriu 6 voltai, tai kažkas, nu nežinau, žiūriu. Kažką jaučiu, kad čia kažkas ne to yra, kažkaip jaučiu, nes prieš tai man buvo, kad ten trumpinais kažką. Žiūriu. O palaidelis. Opa. Blet. Nu žodžiu. Po pirmos, va tai va, namų kiemė, karačią. Tai bent labai laimingas, kad radau, nes jau mėgo ateiti negalėjau kažkaip jau tiesiog labai jau nervas suėmė, tai
suradau bėdą. Tai tik turbūt šiandien jau nelitos. Gal jau tada jau ryt susilitos, kai jau bus normalus, tipo diena jau bus. Bet va, tokio tos pirdų gyvenimas yra. Grįžti namo ir negali namo eiti. Aišku, dar labai tikingas, kad nežinau kaip, bet man čia pasirodo netoli namų, tipo taip prasidėjęs. Šiaip važiavau, tai belė kaip spaudžiau, nu tikrai visai negailėjau. Visiškai negailėjau. O man dar prikolas, tai žodžiu, nusprogė. Man čia su elektros problemos kažkokios, aš neįsivaizduoju, kas čia pasidarė, bet jau 3 problema elektros. Nu, bet tokios visiškai paprastos, visiškai. Vat. 2 kartą jau laidas nutrūko. Ir 1 kartą, tiesiog, per žioplumą užtrumpinau laidus. Nu, tai va, tiek. Peace.